Nauja savaitė, albumas išleistas, kas klausė, tai kaip ir visai teigiamai atsiliepė, kas neklausė, tai gal ir nebepaklausys. O šiaip yra veiklų, yra joms visai laiko, bet toks biškai apėmęs nežinojimas, ką daryti, kam skirti prioritetą, bet nežinau, šiandien gal pabandysiu tiesiog pavystyti dainas soliniam projektui. Jau seniai kažkaip norisi prie to padirbėti, bet tarsi būna kažkaip vis svarbesnių dalykų. Tai nežinau, galvoju, gal net išsikelt kokią nors tokį dirbtinį tikslą, ten, tarkim, per porą savaičių užbaigti kažkokią vieną dainą ar kažką tokio. Kartu ir gal nėra būtina taip jau pulti iškart kažką daryti vėl naujo, galima kurį laiką tarsi būtų ir pasidžiaugti to, kas jau nuveikta. Su tuo soliniu projektu biškai yra tokia problema, kad tarsi nėra jokio apribojimo, išskyrus, nežinau, techninius. Bet nereikia su nieko tartis ir dėl to kartais biškai sunku apsispręsti, kaip noriu, kad skambėtų. Tiksliau, nežinau, jau daugiau kaip metus turbūt negaliu apsispręsti, ką konkrečiai noriu groti. Ir kažkaip viskas faina ir nežinau kaip suderinti visus tos skirtingus dalykus. Prasidėminau kažkokią tokią, nežinau, dainos tokį eskizą. Biškai keista, nes tokia labai ne mano stiliaus išėjo, bet kartu ir nenoriu dar kol kas atmesti kaip nepanaudojamos. Bandau biškai pravėdinti studiją, bet aukštesnėse aukštose vyksta remontas, tai uždangstyti langai jau truputį pradeda atsibasti, ypač šitom gėlėm. Kompas tiesiog išsijungia, pastaruoju metu kažkokių yra problemų, penktadienį nešiu į taisyklą, bet šiaip nežinau, gal tiesiog perkaito. Rytoj planuojam filmuoti klipą vienai dainai iš albumo, tai reikia kažkaip pasiruošti. Tai tokia dvejapa užduotis. Vienas dalykas tai kažkaip apsitvarkyti studiją, kad būtų biškai mažiau buities ir daugiau rock'n'rollo, jeigu taip įmanoma. O kitas dalykas tai tiesiog parepetuoti kelis kartus tą dainą, nors tai ir nebus gyvas pasirodymas, bet man rodos, kad jeigu bus gerai surepetuota daina, tai tada kažkaip gal bus daugiau tokio pasitikėjimo ir gal tai, tikiuosi, geriau atrodys nufilmavus. Šitas visas grojimo kampas kaip ir pagerėjo, gal dar tą lemputę reikės patraukti, bet liko biškai tokių daiktų, kurias nėra kur dėti, nes tikėjausi, kad tilps šitą lentyną į šitą kampą, bet čia dar yra kolonėlė ir taip ko gero neišeis, nebent dar čia kažkaip viską kitaip sustumdžius. Kita vertus čia vis tiek laikinai. Praeitą trečiadienį filmavom klipą. Iš pradžių kažkaip visą medžiagą atrodė tokia labai įdomi ir faina, bet tada, kai pradėjau viską karpyti ir montuoti, tai kažkaip išėjo toks chaosas truputį ir trūko tokio kinematografiškumo ir kažkaip biškai buvau pasimetęs ir nežinau, ką daryti. Bet dabar jau darau trečią versiją ir kažkaip atrodo, kad po truputį pradedu pagauti kažkokį ritmą ir vaibą ir gal jau kažkas ir išeis. O šiaip kažkaip sunkiai sekasi vystyti solinį projektą, nes tie kiti reikaliukai vis nustumia į šalį. Tai šiandien bandau specialiai paskirti bent kokią valandą ir padevelopinti naują dainą.
atsidariau montuoti video, bet turiu ribotai laiko, tai galvoju, kad gal geriau parepetuosiu Thinly Veil dainas, nes jau senokai negrojau. Ir po to tiesiog užleisiu studiją Joriui ir važiuosiu gal namo pamontuoti, jeigu dar norėsis. Kažkaip pastaruoju metu susimašiau, kad tarsi tokia svajonė ir noras yra nuolat kažką įrašinėti ir, tai profesionaliai pavadinus producint dainas, bet kažkaip nelabai to darau. Daugiau laiko užima visai kitokie dalykai, tai tiesiog repetavimas gyviem koncertam, nors jau atrodo taip nedaug. Arba, nežinau, šią savaitę dar kaip ir montuoju klipą, bet irgi nelabai iš tikrųjų montavau, tik tai kiek turėjau laiko, tai skyriau arba tam, arba repetavimui. Nežinau, šiandien gal truputį tiesiog nors padžiaminsiu su būgnais ir paskui pažiūrėsiu, gal galima bus kažką sukarpyti ir įrašyti ant viršaus. Bent jau kažką tą kryptim paveikti norisi. Jeigu džiamas nesigavo visiškai tragiškas, tai tikriausiai jau girdėjote šitame video. Šiaip šią savaitę matyti tiek. Vis grįžtu mintimis prie tos idėjos, kad šitie vlogai kaip ir atspindi tokį palaipsninį progresą, kuris gali būti ir gana lėtas, bet nežinau, tarsi turėtų padėti suvokti, kad kažkur vis tiek judu. Tai nežinau, per šią savaitę susidėliau vienos naujos dainos eskizą. Truputį bandžiau montuoti video, bet kol kas nedaug pasistumėjau, bet kartu ir vis tiek bent jau kilo minčių, ką toliau daryti. Ir kažką šiaip savo malonumui padžiaminau ir rašiau. Tai gal ne taip ir blogai.